Incoming message. Tarpeklis manęs nelaukia. Vakar neleido dėl to, kad buvo per daug žmonių, o šiandien neleidžia dėl to, kad vėjas ir krenta akmenys. Karma. Va, tai prirašyta ant tų ausų. Virginija, tu kur eini? Keliaujam kažko žiūrėt gražiaus. Florarija. Nauji miradorai kaip mūsų bokštai, gerai pagalvojus. Ai, čia kabakiokas yra. Kaip tau miradoras? Gražu. Ką? Gražu. Mucha. Muchacha. Bet šliaužiu. Gal gali nukirsti? Tai aš per ten ir nuėjau. Virginija, kaip tu jautiesi? Kol kas gerai. Nesigaili šiandien išėjus? Taigi mes ir neskubam. Mes neskubam, mes žiūrim, kaip Virginija lipa. O nulipti reikės tenai, kur maži žmonės. Žmonė kaip žvėris eina. Ar matot kokį žemės drebėjimą šičienas? Bet kai su ten nuriedės, tai... Tu nenuriedėk su juo. Oi. Atrodo ne aukštai, bet nusileidau šiaip taip. Up. O dabar takučių lygiai eisim, kol prieisim tą kalną ir lipsim. Wow.
numeriai. Ką? Gavai žinutę? Nu tai kad tu nežiūri. Nu negalvo, kad man buvo labai lengva. Galvoju, kad ten... Nu tai pasipasakok. Nu pasipasakok. Nu pasipasakok. Ką pasakot? Užlipau, nulipau, atsijungiau, atsikėliau, be vandens. Bet gyva. Spalvos grįžo. Ne, gal dar. Ne tavo aplinkos. Jo, jau pradėjau. Grįžo receptoriai šitų vaizdų. Nu, vat kažkaip taip. Virginija vos nenumirė. Nu, yra kaip yra. Ten kažkur daliukas stovi. Nežinau, ar mojuoja. Mojuoja. Šiandien tai iš anos. Virgūdis. Nu, jis rodo, kad mes čia nesam buvę. Mes šiandien iš ten atvažiavom. Nu, tai taip, bet mes jau vieną kartą Proteilę važiavom.
Kaip tau čia, Virginija? Sudegęs miškas, botanikos sodas čia, bet skurdus augalėliai. Nesigirdėjai šnekos, nes labai vėjas pučia. Sakau, čia botanikos sodas yra, bet augalėliai labai skurdus. Vargšiukai. Virginija sako, važiuojam į Arenas Negras. Nu, aš jai sakau, ne, aš bijau tokių kelių. O Virginija sako, važiuojam. Čia visai kitoks peizažas. Pažiūrėk. Nu ar ne? Žiūrėk, jis man net kelią surado. Mes per jį važiavom. Kada? Vakar. Nu mes nevažiavom tokiu keliu. Ne tokiu, kažkur įsimušėm į tokį kelią, kur pro Arenas Negras tikrai važiavom. Nu gerai, tada apsisuk. Mačiau. Aš. Važiuos, bet ten dar labai gražiai matosi. Nu gerai, važiuojam. Miškiuką, kiek dar bus apsisukti. Bet tikrai, aš žinau, kad mes pro tas Arenas važiavom ir ten buvo piknikų vietų. Ten vaikščiojo, man atrodo, mes ten kažkur. Eik tu naktį. Tik tai norėčiau apsisukti. Čia važiuoti, Virginija mane čia patempė. Aš nenorėjau čia važiuoti visom keturiom, sakiau ne. Nieko baisaus. Mes jau žemiau negu 1,600 km, Marytė kelio dar neranda. Jai blogiau. O kelias tai yra! Maps.me daro geriau.
37 km 5,5 valandos. Aš tau sesę nesakiau. Ką, Virginija? Ar aš tau sesę nesakiau? Ko? Ar aš žodelio netariau? Kokio? Kad nevažiuoju. Ką tu ten buvai pasakęs apie... Apie ką? Apie enduristą. Enduristas. Maps me. Kuo toliau važiuoji, tuo jisai rašo, kad aš ilgiau važiuosiu. Dabar 39 km 9 valandas 39 minutės. Valio! Virginija pagavo pagaliau ryšį ir mėgina išsiaiškinti, kaip aštuonkojį pagaminti. Kaip daliukai nori, ar portugališkai, ar... Oi, kaip čia dar kitaip. Vergietiškai. Ar vergietiškai. Nu valio, mes, žinokit, nepasiklydom, abidvi navigacijos pagaliau susirado kelius, vienu metu nebuvo kelių, buvo tik rodyklės, jos mus ir išvedė. Nu ir smagu, kad jau yra po pietų ir nelaksto čia kokie berazumiai su bagiais, keturračiais, motociklais. Pridurkai va iš Ukmergės tik su mašina važiuoja. Virgutė nusprendė, kad paskutiniai mūsų pietus restorane buvo ne kažką, ne? Ne kažką, šiandien bus geriau. Ir jinai sako, nu čia pirmas darom vynę, aštuonkojį, o ten blaivytės kepa, o kitą mėginsim kitaip. Aišku, man labai vyno gaila. Išduosiu paslaptį. Mums nepavyko nusipirkti žalio aštuonkojo, tada nusipirkom virtą, dėl to čia kaip mandravojam ir tik tai kepam, šildom, galima sakyti. Nu, kuo tau ne restoraninės salotos? Turim naują Michelino šefę. Negalvoji. Naują Michelino šefę turim. Nu, tau čia kažkaip... Jis judėt salotų, tik tai ne.